Sveiki, šiandien turiu skristi į Pietų Korėją, į Jeju salą, ten vyks gyvo pokerio serija, Azijos pokerio turas. Tai atvažiavau į oro uostą ir iš pradžių vienas dalykas kilo tokia stresiuko biškį, vienu žodžiu, Pietų Korėja, jeigu nori skristi, yra ten tokia K.ETA kortelę, kurią reikia išpildyti, kelios dienos prieš patariama pildyti. Tai jau galvojau, kad susimoviau, užsipildžiau ir nebeišskrisiu. Bet po to paklausiau ChatGPT, ne ChatGPT, ChatGPT sakė, kad reikia pildyti vienu žodžiu ir kad ragas bus. Tai pamelavo. Tada nuėjau į jų puslapį, pradėjau pildyti ten kažką, bet parašė, kad Lietuvoje yra išimčių sąraše ir užteks tik atvykimo kortelę užpildyti, tam nuskridus. Bet dabar vėl dėl kitos priežasties yra stresiuko. Šiandien buvau migracijoje, pasiėmiau studento vizą, tai esu studentas, po daug metų vėl Tailande va. Tai ta studento viza yra angliškai single entry, lietuviškai net nežinau, kaip čia teisingai išversti, vieno įvažiavimo viza, ir jeigu nori išvažiuoti šalį ir su ta pačia viza grįžti, tai reikia išvykimo leidimą gauti. Čia galima arba imigracijoje, tam kur vizą gavau, arba oro uoste. Bet į imigraciją patekti ir gauti tą leidimą man reikia iš pradžio pereiti apsaugą. Kad pereiti apsaugą reikia turėti bilietą, man internetu neleido čekino pasidaryti, dabar laukiu, kol atsidarys šitie. Specialiai atvykau 5 valandom anksčiau, kad turėčiau pakankamai laiko, bet dabar vis tiek laikas bus jau faktorius. Ir plus dar pasigūdinau, kad ten reikia nuotrauką turėti, o aš jos neturiu. Nežinau, gal gausiu tą išvykimo leidimą, gal negausiu. Jeigu negausiu, tai tipo negalėsiu išvykti, nes grįžti tada iš karto anuliuos mano vizą. Tai nežinau. Laukiu, praeisiu, žiūrėsiu, kad ten migracija pasakys. Tai žiūrim, kaip čia bus. Bus kaip bus, ne? Jau apsaugą, nuėjau į šitą migraciją ir viskas tarpoj. Užtruko 20 minučių, uždėjo štampą už 1200 batų. Kas yra, nežinau, 35 eurai. Tai ir tiek. Taip, pirmą kartą važiuoji, nieko nežinai, tai biški taip pat neramu būna, bet iš tikrųjų tai viskas labai greitai ir sklandžiai. Bent jau šį kartą, nes nebuvo žmonių, tai greitai atėjau, padarė nuotraukytę, greitai atspausdino, po to vėl ten nunešiau kažkur, patikrino 10 minučių ir viskas. Čiki, tai dabar reikia skristi į Busaną. Ir ten dar vienas persėdimas į Jeju salą. Tai iki Busano 6 valandas ir po to liktis dar valanda iki Jeju. Tai ką, gero skrydžio ir varom padėliot pokeriuką. Užsukau dar į kabiną, pasiėmiau rameno, alaus. Tai va, oro uoste Tailande kainos panašiai yra kaip Lietuvoje paprastoje kavinėje. Tai ramenas 10 eurų, alus 5 eurai. Tai va taip nelaužo. Piniginės nebrasko labai fainai. Jo, pavalgau ir tada jo, į lėktuvą ir lauksiu lėktuvą ir skrisiu. Tai skanaus, ramenai gerai, patinka labai. Atvariau Busaną, jau galvojau, kad pavėluosiu į skrydį. Ta vietinė, kur čia į salą skraidino, nes kokį 20 minučių vėlavo lėktuvas iš Bankoko. Ir kai nusileidom buvo, nežinau, valanda 5 minutės likusios iki skrydžio, atėjau į migraciją, kur tikrino pasus, tai didelė eilė buvo. Kažkaip greitai viskas praėjo. Ant
bėgu čia į kitą terminalą, praėjau apsaugą, nėra daug žmonių. Tai jo, spėjau, viskas čiaki, skrendam į Žežų ir varysiu tiesiai į Kaziką turbūt. Padėliosiu Mystery Bounty's, šiandien yra Day 1. Lėktuvai įsimegojau, visą skrydį pamiegojau, neatsimenu, kada paskutinį kartą tai buvau skridęs ir pramegojau beveik visą skrydį. Galėjau ant 3 kėdžių išsitiesti, atsigulti ir patogiai kabutėse pamiegoti, nes tuščias lėktuvas buvo. Tai jo, skrendam. Nu, atskridau iš Žežų. Dabar turi atvažiuoti kolega iš Džemo, jis čia yra nuo vakaro atskridęs, nuomonas mašiną. Tai sakė, bus geras žmogus, atvažiuos, paims mane. Labai fainai, bet parašė, kad galos. Slampinėsiu ir gal sulauksiu draugo. Ir jo, važiuosim tiesiai į Kaziką, registruosimės Mystery Bounty turnyrui ir dėliosim papirko. Ja. Atvariau čia šitą Kaziką. Čia Kaziko pakraštys, viešbutis, Meritas čia yra ir vienu žodžiu, čia yra prekybos kaip ir parduotuvės visokios, kavinės, ten Kazikas. Asian Poker Tour logotipas, tai sužaidžiau Mystery Bounty už 1 100 000 šitų, kaip jie čia vadinasi, tie pinigai, vanai, nu vienu žodžiu, Kroatijos vonai, kas yra beveik 800 $, 700 €, žodžiu. Žaidžiau, ėjosi neblogai. Iki pirmos pertraukos ypač gerai ėjusi, buvau pasidvigubinęs steką, kelis mažus bankiukus laimėjau, patribetinau kažką, taip toliau viskas normaliai ėjosi. Po to po breiko, iki antro breiko išsilaikiau iki maždaug tokį pat steką ir po to, kai jau baigėsi late regas, tai iš pradžių su karaliais pralašiau prieš Ace-Jacką, trečdalis steko. Po to dar kažkuriuose vietose gavau tribetus, teko nusimest ir galų gale su 8 big blindais pralašiau su Tuzo 8 siūtė prieš Tuzo 16. Tai jo, šiaip jaučiuosi, kad visai normaliai žaidžiau, nors trūksta miego, norėjusi miego. Tai dabar vėl galiu šokti į Flight B, nes nesenai prasidėjo, kolegai šoko, mes su viena mašina esam kartu važiuoti. Arba galiu laukti, tai nežinau ar verta, nes galiu užmigti prie stalo ir šiaip neperforminsiu greičiausiai čia miego norėdamas. Tai pavalgysiu ir pamastysiu, ką čia daryti. Nebešokau Mystery Bounty dar vieną kulką, nes pavargęs. Kolega žaidžia dar, tai čia biškį vaikštau, tai va tokiam komplekse yra šitas Kazikas, čia viešbutis Marriott, man atrodo. Ir jo dalis yra Kazikas, tai čia va toksai Beer Gardenas yra, ten dar kavinių, kažkiek tai parduotuvių. Tai toksai va kompleksiukas, nežinau, ką čia. Jeigu čia tam viešbutį nepamatysi kažką tai įdomaus. Tai šiaip slampinėjau. Nėra ką veikti dabar. Reikia laukti, kol važiuosim namo, išsimiegot. Tada biškį anksti miegot. Reikia pratempti iki 9 bent kokių 10, kad po to naktį neblūdyčiau. Gal ten jūra bus. Žiūrėt. Gal jūra bus, bet užmiršau, kad žemėlapį mačiau, kad čia iki jūros dar nemažas atstumas yra. Tai čia šiaip kažkokie dar prekybos dalykai. Čia ir vandens parkas yra.
gal netyčia sugalvosim nuvaryti vandens parką, nežinau kaip čia nusileis kažkur išeiti iš to viešbučio, bet nežinau. Einu toliau spampinėti, karoči. Rytoj mainas, tai pagrindinis turnyras serijos. Bus keli flightai, tai rytoj pirmas flightas, tai čia viena iš priežasčių, dėl ko nebešokau šiandien į šitą misterį. Labiau verta yra šokti į mainą rytoj. Tai reikia pailsėti ir bandyti vėl užkariauti pasaulį. Ja, ne. Išėjau čia dar į lauką pasivaikščiot, tai va, tai jau parkas pramogų kažkoks tai. Daugiau čia kavinukės visokios, parduotuvėlės. Šiaip geras vakaras, oras geras, nėra to plankumo kaip Tailande, kaip Bankokė. Toks nėra, kad sakyčiau, gaivu, bet nu, toksai vaikštai ir neprakaituoji. Nors vakarais ir Tailande neprakaituoji šiaip, bet vis tiek tvankiau yra Tailande, Bankokė. Tai toliau vaikštau, žiūrinėjau, kolega žaidžia toliau, jis nepralašė niekaip. Tai aš nuvažiavau, va. Seilę varvinu čia žiūrėdamas, bet šį pavalgiau. Kažkokį neskanų burgerį reikėjo čia ateik skaniai pavalgiau. Kažkokį korietiško barbecue ar kažką tai. Tiek. Taip, čia ta Koreja. Kol kas pirmą dieną. Ką, sulauksiu kolegos, važiuosiu namo, čia šiandien nebedėsiu tą patį per tą patį. Reikės pailsėti ir rytoj meiniuką žaisti $1800. Man kaip ir gan nemaža įpirka turnyrėlis. Laivo, net nežinau, ar esu žaidęs tokios įpirkos, neatsimenu. Greičiausiai, kad ne. Tai jo, reiks padaryti viską, ką galima, kad ateitis būtų šviesi. Ja. Na, dar prisėdau į Beer Gardeną. Visai fainai, jaukiai muzikytė groja, tai nusipirkau aliuko. Korietiško, nežinau, čia redro kažkoks. Tai kaina kaip Lietuvoje, 5,5 €. Tai nežinau, čia brangu, nebrangu. Pietų Korėja, tai tokia vakaretiškiausia, viena iš vakaretiškiausių Azijos šalių. Tai alutis, nežinau, brangus, nebrangus. Su Vietnamu lyginant brangus, su Lietuva lyginant normaliai turbūt. Su Europą lyginant irgi normaliai, tai nežinau, kainos panašios kaip Lietuvoje atrodo kol kas. Tai laukiu toliau draugelio. Gal sulauksiu, kažkada sulauksiu. Gal neužmigsiu čia alaus sodelyje. Tai fainas vakaras, šiaip muzika groja, svirpliukai svirpia. Taip, aliukas geras. Ja. Nauja diena Pietų Korėjoje. Išsimiegojau gerai, 9 valandas kokius pailsėjęs. Karoči, čia šitam šitokį pensioną išsinuomau, toks kaip butas, nežinau. Vienu žodžiu, nėra rankšluosčių, čia man kolega sakė, kad atsiveš rankšluosčius, tai atsivežiau. Įsimaudžiau, pasidžiovau ir užmiršau, kad būna, kad lietus lyja. Tai šlapias rankšluostis, dabar reikėjo po dušu nuėjau, tai reikėjo stovėti, kol išdžiūsiu po dušu. Tai taip. Gerai, šiandien main evento, pirma diena, už poros valandų prasideda, tai reikės varyti, papusryčiauti ir varyti, bandyti praeiti pirmą dieną. Tai let's go.
kelias valandas atvariau į Kaziką, užsiregistravau į mainą, žaidžiau 2 lygius ir iškritau, teko įsiregistruoti iš naujo. Taip iš pradžių per agresyviai žaidžiau, kelis spotus, kelis bankus, tokius forbet blefą sugalvojau padaryti, ko turbūt nereikia čia daryti. Sumažėjo stekas ir po to irgi forbet džemino ir gal aš jau teko rentrinti. Tai žaidžiu toliau, antrą pertrauką. Dabar kaip ir nieko viskai dėliojasi, tai žiūrėsim. Lėti lygiai po 1 valandą, tai reikia kantrybės, leitregas 10 valandų, tai iš viso turbūt 12-13 valandų žaidimas teisis, o taip, o kaip čia viskas atrodo, tai šitaip, pilnas stalų, vienas turnyras, einas ten kitur vyksta, žmonės laukia registruotis, didelis susidomėjimas, daug žmonių, geri turnyrai, tai ja, važiuojam toliau, toj pertrauka baigsis ir reikia kelt stekiuką ir išeiti į antrą dieną, let's go. Nu ką, nepaėjo ir antrą kulką. Gerai, viskas dėliojasi, vieną potuką tokį nemažą laimėjau. Tai buvo ant katofo, blindai 400-800, aš turiu apie, nežinau, 40 000, apie 100 big blindų atidariau, batono nebuvo, smallas call, bigas call, aš turiu tūzą 5 off. Flopas atėjo 8, 7, 5, rainbow man atrodo. Blindai check, aš check, standard, turbūt turiu daug checkinti čia, nelabai geras flopas. Turnas atėjo tūzas, man atrodo flush draw neatsidarė, blindai check, aš dėjau apie 70%. Pas big blindą labai daug combo draw visokių, tai charginu juos, charginu tūzą. Smallas fold, mergaitė. Bigas call, bigas man atrodo regas iš Amerikos, kiek googlinau. Ir riveris atėjo jackas, kaip ir užsidarė streitai. Bigas check, aš vėl dėjau nemažą betą, apie 70%, tai value iš tūzo. Galvojau gal didesnį dar dėt, bet turbūt ant džeko negaliu dar žiauriai didesnį dėt, nes kažkiek dalykų įsidarė ir jisai truputį pamastęs nukolino, neparodė, kad turi. Tai greičiausiai tūzą turėjo, tai laimėjau nemažą banką. Ir tada po kokio pusvalandžio radau karalius, UTG. Blindai 500 000, aš turiu apie 100 big blindą, apie 50 000, aš openinau. Hijackas, tas pats oponentas, amerikietis. Reizina iki 3800, tai aš openinau iki 2100, jis reizina iki 3800, tai vos ne 4x tribetas, visi fold. Aš galvoju, pagal tai kokį sizingą jis naudoja, tai labai aiskingiš. Galvojau tiesiog gal džemint ir viskas karalius, nes po dar atspaudžiu, tai jam kaip ir lengviau čia pabėg dar kažką. Bet nusprendžiau atspausti iki 11 000 ir jis ilgai nemastęs džemino. Aš aišku call su karaliais. Ir jis, kaip ir tikėjausi, atvertė ace king off, flopas atėjo geras, turnas atėjo tūzas ir GG, jis mane dengia ir tenka šiandien baigt gyvą pokerį. Klausiu Gyčius, ar šok dar trečią kulką, sakė, sekmadienis geriau važiuoti online pažaist, tai ja, rytoj pratesim einą, dabar laukiu kolega, kol pabaigs savo kažkokį turnyrėlį žaidžia ir turbūt važiuosim į viešbutį ir pasijunti online pažaist. Tai tiek, dar turiu satelitą didelį į APT Taivaną, esu išėjęs
ten pakuotę 11 000 galima laimėti, tai ramiai šitą padėlios. Tai va, kol kas nesiseka serija. Žaidžiau 2 turnyrus, abiejose su karaliais pralašiau prieš dominuotą Ace Jack ir dominuotą Ace Kingą. Ką darysi, reikia sėkmės. Be sėkmės nelaimėsi. Tikėkimės, kad atsisuks į kitą pusę. Važiuojam.